Sava silpnybė. Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Mato, 5 skyrius, 3 eilutė. Kartais mes norime, kad Dievas padarytum tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, mes meldžiame už sergantį žmogų, tačiau atrodo, tarsi Dievas būtų kurčias. Jis visiškai nereaguoja į mūsų maldą. Tuomet dažniausiai mes stengiamės dar daugiau ir meldžiamės dar daugiau. Ir jei Dievas vis dar nereaguoja, prašome kitų pagalbos maldoje ir užtarimo. Jeigu jis vis dar miega ir nepildo mūsų prašymą, kreipiamės į dvasinius supervyrus, kurie turi gerą ryšį su Dievu, arba į kokius nors atstovus, kunigus, evangelistus ir pastorius ir taip toliau. Jeigu ir tai nepadeda, bandome įtikinti Dievą ir derėti su juo. Mes pažadame viską, kas tik įmanoma, kad tik jis pagaliau veiktų. Ar imamės maldų, kurios kitiems padėjo, grėmėmės kitos maldos technikos, kitų žodžių, kitų formuluočių, arba pasiryžtame dvasinį kovai ir įsakome visokiams jėgoms ir valdžioms Jėzus vardu dingti, jei tai nepadeda. Padidiname garsą ir pradedame šaukti ir rėkti, tikėdamiesi tokiu būdu įgyti daugiau autoriteto, nes matėme kitus taip darant, bet Dievas nori mus kai ko išmokyti. Kai į mūsų maldą neatsako, iš vienos pusės jis yra viešpats, ar aš tikrai jo pasitikiu, ar pasitikiu jo meilę ir gailestingumu. Jei jis yra kitos nuomonės nei aš, ar sutinku su jo sprendimais, ar maištauju. Iš kitos pusės jis girdi silpnoje maldą, kuris neturi daugiau jokių galimybių, kol aš kovoju žodžiais įtikinimu, įrodymu į kartu besimaldančius dvasinę kovą, tikėjimu tam tikromis maldomis ir jų formuluotėmis. Taigi, kol aš pasitikiu savimi ir savo maldos technika, niekas nevyksta ir jis nereaguoja. Tik tuomet, kai aš sudužęs pasiduodu, jis atsisuka į mane, tik tuomet, kai paprašau jo ateidumo už savo savivaldę. Tuomet jis pasilenkia prie manęs. Tuomet mes vėl esame viena. Prieš tai buvome priešininkai. Tuomet kova pasibaigia ir aš vėl galiu ilsėtis prie jo širdies. Tada viską galiu palikti jam, dėl ko pats taip anksčiau stengiausi. Tada suprantu, kad jis vis dar yra situacijos viešpats, malonus, gailestingas viešpats. Tada vėl galiu jo pasitikėti ir mano širdis vėl nutyla. Ačiū Tėve danguje, kad aš tau iš tiesų galiu viską atiduoti. Ačiū, man nereikia jokios ypatingos technikos, tik vaikiško pasitikėjimo tavimi. Taip, viešpatė, aš esu silpnas, nieko aš negaliu padaryti be tavęs. Eikime kartu per šią dieną ir per visą gyvenimą. Amen.